Kiek žmonių yra? 1, 2, 3, 4, 5. Jis paliko rato pabaigą. Kodėl atsirado piratai, iš kur jie kilo ir kaip jie tapo piratais? Į šiuos klausimus atsakysime šiame vaizdo įraše. Iš tikrųjų, iki šiol vis dar yra piratų, kurie puola laivus. Viena iš vietų, kur daug piratų, yra Somalis, šalis rytinėje Afrikos dalyje. 2000-ųjų pradžioje padaugėjo krovinių laivų užpuolimų netoli Somalio. Piratai veikia greitai. Jie naudojo mažus greitaeigius katerius, kad pasivytų didelius laivus. Priartėję jie įlipa į laivą ir perima įgulos kontrolę. Daugeliu atveju pagrindinis Somalio piratų tikslas nėra paimti krovinį. Jie labiau nori užgrobti laivą ir paimti įgulą įkaitais. Po to jie reikalauja didelės išpirkos mainais už žmonių ir laivo paleidimą. 2005-2012 metų manoma, kad Somalio piratai gavo milijonus dolerių iš viso už išpirkas. Norint suprasti, kodėl piratavimas Somalyje tapo didelė problema, pirmiausia reikia žinoti, kas nutiko jų šalyje. 1991 metais žlugo Somalio nacionalinė vyriausybė po to, kai buvo nuverstas prezidentas Siadas Barė. Po to kilo pilietinis karas ir šalis suskilo į daugybę grupuočių su savo ginkluotais būriais. Kadangi nebuvo stiprios centrinės valdžios, silpna buvo ir ilgos šalies pakrantės apsauga. Pakrantės apsaugos ir kitų vyriausybės pajėgų, kurios turėtų saugoti jūrą, trūko. Dėl to labai nukentėjo žvejai. Daugelis Somalio pakrantės šeimų išgyvena iš žvejybos. Tačiau dėl silpnos jūros apsaugos į Somalio vandenis pateko užsienio žvejybos laivai. Buvo pranešimų apie neteisėtą žvejybą ir didelį žuvų kiekio išgavimą be leidimo. Pasak Pasaulio banko ir UNODC, viena iš priežasčių, kodėl Somalija prasidėjo piratavimas, buvo neteisėtos žvejybos problema. Tai didelė problema vietiniams žvejams. Jų valtis mažos palyginti su dideliais žvejybos laivais. Kai dideli laivai pagauna daug žuvų, mažiau lieka Somalio žvejams. Be to, po vyriausybės žlugimo atsirado dar viena problema. Buvo pranešimų apie pavojingų atliekų išmetimą Somalyje tuo metu, kai vyriausybė buvo silpna. Po 2004 metų Indijos vandenyno cunamio ant Somalio pakrančių buvo išmesta šiukšlių ir sugadintų konteinerių. Jungtinių tautų aplinkos programa pranešė, kad jau seniai kyla susirūpinimas dėl neteisėto atliekų išmetimo Somalyje ir galimo poveikio sveikatai bei aplinkai. Tokioje situacijoje pakrantėje pradėjo rastis ginkluotų grupuočių. Tai kurie Somalio žvejai ir kitos vietinės ginkluotos grupės teigia, kad jie saugo savo jūrą nuo neteisėtos žvejybos. Tai kurie iš jų reikalavo mokesčio iš užsienio laivų, kuriuos pagaudavo. Tačiau netrukus kai kurių šių grupių veikla pasikeitė. Jie pastebėjo, kad iš komercinių laivų užgrobimo ir išpirkos galima gauti daug daugiau pinigų. Todėl jie pradėjo taikytis ne tik į žvejybos laivus, bet ir į krovininius laivus bei kitus laivus plaukiančius pro šalį. Somalio vieta labai svarbi, nes jie arti Adeno įlankos. Daugybė laivų iš Azijos ir artimųjų rytų čia plaukia į Sueco kanalą arba iš jo, todėl šalia Somalio krantų praplaukia daug komercinių laivų. Piratams tai reiškia daug galimų taikinių. Kai kurios grupės pradėjo gauti didelės išpirkas, vis daugiau žmonių Somalyje susidomėjo piratavimu. Taip piratavimas pamažu tapo organizuotu verslu. Jame dalyvavo ne tik žvejai. Buvo žmonių, kurie rūpinosi laivais ir kuru, buvo ieškančių taikinių, ginkluotų užpuolikų, žmonių, kurie derėjosi dėl išpirkos, tai kur net buvo investuotojų, kurie duodavo pinigų piratų operacijoms, mainais į dalį išpirkos, jei užpuolimas pavykdavo. Dėl to piratavimas, kuris anksčiau buvo siejamas su žvejybos teritorijų apsauga, tapo akivaizdžiu nusikalstamų verslų. Didėjant išpirkoms plėtėsi ir operacijos mastas. Kadangi Somalis yra šalia vieno svarbiausių pasaulio laivybos maršrutų, problema prasidėjusi šalyje be tinkamos pakrantės kontrolės greitai tapo tarptautinės laivybos problema.
Iš pradžių ginkluotų grupuočių veiksmai jūroje buvo paprasti. Buvo vienas atvejis apie 1994 metus, kai 26 somaliečiai prisistatė kaip pakrančio apsauga įlipo į laivą. Jie laikė jį 5 dienas, paėmė keletą daiktų ir po to išvyko. Tai rodo, kad tuo metu Somalio piratavimas dar nebuvo toks organizuotas. 2004 metais įvyko dar vienas didelis įvykis, kuris dar labiau apsunkino Somalio pakrančių bendruomenių gyvenimą. Indijos vandenyno tsunamis pasiekė jų pakrantės. Buvo sunaikinta daug namų ir žvejybos laivų, žuvo žmonės. Tuo metu vyriausybė vis dar nekontroliavo didelės Somalio dalies. Daugelį vietovių valdė skirtingos klanų grupės. Karo vadai ir ginkluotos grupuotės. Dėl silpnos teisėsaugos ir saugumo nusikaltėlių grupuotėms buvo lengviau augti. Čia ir pradėjo smarkiai keisti Somalio piratavimas. Anksčiau buvę nedideli ir paprasti išpuoliai pamažu virto labiau organizuotomis operacijomis. Ir štai kas nutiko toliau atėjus 2005 metams. Somalio piratai pradėjo plaukti toliau nuo krantų. Jie naudojo didesnius laivus, vadinamus motininiais laivais. Iš jų jie paleisdavo mažesnius greitaeigius katerius, kad persekiotų taikinio laivą. Kai kurios grupės taip pat naudojo radarą, GPS ir palydovinį telefoną. Dėl to jie lengviau sužinodavo, kur plaukia pro šalį einantis laivai. Kai kurie taip pat naudojo informaciją apie laivybos maršrutus, kad sužinotų, kur gali praplaukti jų taikinys. Dėl šio naujo metodo jie galėjo pasiekti daugiau laivų. 2008 metais piratų atakų prie Somalio sparčiai padaugėjo. 2009 metais beveik pusė visų pasaulyje užfiksuotų piratavimo atvejų įvyko šioje vietovėje. Tuo pačiu metu išpirkos sumos taip pat gerokai išaugo. 2008 metais vidutinė išpirkos suma kai kuriais atvejais siekė apie $1 milijoną. Kadangi galima gauti daug pinigų, kai kurie vietos verslininkai ir karo vadai pradėjo skirti pinigų piratų operacijoms finansuoti. Kai kuriuose vietose piratavimas tapo tarsi investicija. Kai kurie gyventojai duoda pinigų, kuro ar kitų reikmenų piratų grupiai. Kai užgrobimas pavyksta ir gaunamas išpirka, jie taip pat gali gauti dalį pinigų. 2009 metais Reuters pranešė, kad tokia sistema veikia viename Somalio miestelyje, kuris tapo didelė piratų baze. Tai parodė, kaip stipriai pasikeitė piratavimas. Tai jau nebepaprasta žvejų grupė sauganti jūrą. Tai jau tapo verslu, kurį finansuoja ir iš kurio uždirba įvairūs žmonės. Vis dar yra piratų grupių, kurios teigia, kad tai daro kaip atsaką į neteisėtą žvejybą ir atliekų išmetimą Somalio vandenyse. Tačiau operacijoms plečiantis vis sunkiau remti šiuo pasiteisinimu. Yra piratų, kurie puola ir laivus, neturinčius nieko bendro su neteisėta žvejyba. Netgi laivai, gabenantis maistą ir pagalbą Somalio bei kitų Rytų Afrikos šalių žmonėms, taip pat tapo taikiniais. Didėjant pajamoms, išpuoliai taip pat tapo pavojingesni. 2011 metais regione buvo užfiksuoti net 237 piratavimo atvejai. Tais metais įkaitais tapo daugiau nei 1200 žmonių. Išpirkos taip pat labai išaugo. Kai kuriais atvejais už laivo ir įgulos paleidimą buvo reikalaujama kelių milijonų $. Šiuo metu tarptautinė bendruomenė nebegalėjo ignoruoti Somalio piratavimo. Per daug laivų jau nukentėjo. Per daug įgulų jau buvo paveikta ir dar didesnės sumos pinigų sukasi šiose operacijose. Ir čia prasidės didesnė kova siekiant sustabdyti Somalio piratus. 2000-ųjų viduryje tarptautinė bendruomenė vis labiau atkreipė dėmesį į Somalio piratavimą dėl kelių didelių incidentų. Apie tai netgi buvo pranešama visame pasaulyje. 2005 m. lapkritį piratai užpuolė kruizinį laivą Seaborn Spirit netoli Somalio. Jie naudojo kulkosvaidį ir raketomis varomą granatsvaidį. Į parko pataikyta, tačiau laivui pavyko pasprukti ir ne vienas keleivis nežuvo. Kadangi laive buvo daug užsienio turistų, šis įvykis tapo didžiulę naujieną įvairiose šalyse. Problema dar labiau paaštrėjo 2008 m. rugsėjį, kai Somalio piratai užgrobė MV Faina, krovininį laivą iš Ukrainos. Faina gabeno neeilinį krovinį. Jame buvo 33 T-72 tankai, amunicija ir kiti kariniai ginklai. Dėl to Faina iš karto pradėjo stebėti karo laivai iš kitų šalių. Jie nenorėjo, kad ginklai atitektų kitoms ginkluotoms grupuotėms. Piratai pareikalavo didelės išpirkos. Po kelių mėnesių derybų jie gavo $3,2 milijono ir laivas buvo paleistas 2009 metais vasarį.
Tačiau praėjus vos keliems mėnesiams įvyko dar vienas incidentas, kuris dar labiau užgarsino Somalio piratavimą visame pasaulyje. 2009 m. balandį 4 Somalio piratai užpuolė amerikiečių krovininį laivą Maersk Alabama. Įgulai pavyko atgauti kontrolę dideliame laive. Tačiau piratai paėmė kapitoną Richardą Phillipsą ir išsivežė jį į mažą gelbėjimo valtį. Atvyko Jungtinių valstijų karinis jūrų laivynas ir prasidėjo kelias dienas trukusi akistata jūroje. 2009 m. balandžio 12 d. kapitoną Phillipsą išgelbėjo JAV karinio jūrų laivyno specialiųjų pajėgų kariai. 3 iš 4 piratų buvo nužudyti, o 1 sučiuptas. Šis įvykis tapo didžiulė tarptautinė naujiena. Vėliau šis įvykis buvo ekranizuotas filme Kapitonas Phillipas. Šiuo metu jau buvo aišku, kad nepakanka saugoti tik kai kurias jūros dalis. Piratai veikia labai plačioje teritorijoje. Labai sunku saugoti kiekvieną laivą visame Indijos vandenyne ir Adeno įlankoje. Taip pat sunku iš karto atpažinti, ar mažas laivelis priklauso piratams. Daugelis paprastų žvejų taip pat naudoja mažus laivelius šioje vietovėje. Kai piratai jau būna įlipę į laivą ir laiko įkaitus, kariuomeniai tampa daug sunkiau pulti, nes gali nukentėti įgulą. Todėl ne tik karinė jėga buvo naudojama siekiant sustabdyti piratavimą. Tarptautinė laivybos pramonė pristatė naujus būdus, kaip apsaugoti laivus. Vienas paprasčiausių būdų – naudoti aukšto slėgio vandens žarną. Kai piratų valtis artėja, galima stiprią vandens srovę apipilti laivo šoną, kad jiems būtų sunkiau užlipti. Tai kurie laivai taip pat pritvirtino spygliuotą vielą palei kraštą, kad būtų dar sunkiau užlipti. Sustiprinta ir apsauga, durys užrakinamos, o įgula budri. Yra paskirti žmonės, kurie stebi įtartinas valtis plaukimo metu. Kai kuriuose laivuose taip pat įrengtas saugus kambarys, vadinamas citadelė. Tai piratai jau būna įlipę į laivą, įgula gali įeiti į šį kambarį ir užsirakinti, laukdami pagalbos. Šie metodai tapo vadinamųjų geriausios valdymo praktikos dalimi, kurios buvo sukurtos tam, kad padėtų laivams plaukiantiems per didelės rizikos zonas. Adeno įlankoje taip pat buvo sukurta speciali laivybos trasa, vadinama tarptautiniu rekomenduojamu tranzito koridoriumi. Šioje trasoje tarptautinės karinės jūrų pajėgos lengviau gali stebėti komercinius laivus plaukiančius per šią vietovę. Kai kuriais atvejais karinių jūrų pajėgų laivai taip pat lydėjo komercinių laivų grupės. Daugelis laivybos kompanijų taip pat pradėjo samdyti privačius ginkluotus apsaugos darbuotojus. Tai didelis pokytis, nes dabar yra apmokytų apsaugos darbuotojų, pasiruošusių apsaugoti laivą, kai prie jo priartėja piratų valtis. Tuo pačiu metu įvairios šalis taip pat pasiuntė karo laivus patruliuoti Adeno įlankoje ir Indijos vandenyne. Šių priemonių derinys palaipsniui tapo veiksmingas. Pirato laivams tapo sunkiau priartėti, įgula buvo geriau pasiruošusi, laivas greičiau galėjo paprašyti pagalbos, o daugiau karinių jūrų pajėgų saugojo svarbius laivybos maršrutus. 2012 metais Somalio piratų atakų skaičius gerokai sumažėjo. Nuo 286 atakų 2011 metais jų sumažėjo iki 99 2012 metais. Ne vienas dalykas prisidėjo prie Somalio piratavimo mažėjimo. Buvo sujungta geresnė laivų apsauga, tarptautinės karinio jūrų laivyno patruliavimo misijos, geresnė laivybos maršruto apsauga ir kiti veiksmai prieš piratus. Pati tarptautinė jūrų organizacija IMO pripažino, kad karinio jūrų laivyno buvimas ir rekomenduojamų saugumo praktikų taikymas komerciniuose laivuose labai padėjo. Vos per kelerius metus sparčiai išaugęs piratavimas Somalyje pradėjo mažėti. Liūdna ir tai, kad iki šiol Somalija vis dar yra daug problemų, tokių kaip skurdas, silpnos vyriausybės paslaugos ir darbo trūkumas kai kuriuose pakrančių bendruomenėse. Todėl net jei sumažėjo užgrobimų skaičius, išlieka tikimybė, kad piratavimas vėl sugrįš, jei vėl susilpnės saugumas jūroje. Kad piratavimo problema būtų visiškai spręsta, būtų geriau, jei somaliečiai turėtų geresnės darbo galimybės. Įkurti geriau veikiančią vyriausybę ir sukurti saugesnės pakrančių bendruomenės, kad piratavimui būtų sunkiau sugrįžti. Somalio piratų istorija taip pat nėra paprasta. Buvo pirmosios grupės, kurios teigia, kad nori apsaugoti savo žvejybos zonas. Tačiau didėjant išpirkų pinigams, piratavimas tapo organizuotų nusikalstamumu. Atėjo toks momentas, kai nebesvarbu, kokio tipo laivas yra taikinys. Svarbiausia buvo tai, kiek išpirkos galima gauti. Todėl negalima pateisinti pagrobimų, smurto ir laivų užgrobimo vien dėl problemų su neteisėta žvejyba. Taip pat svarbu suprasti, kodėl Somalija tapo įmanoma piratavimas. Tai vyriausybė silpna, trūksta darbo vietų ir nėra pakankamo saugumo, organizuotas nusikalstamumas lengviau auga. Kai sumažėjo Somalio piratavimas, padaugėjo piratų išpuolių Gvinėjos įlankoje vakarų Afrikoje. Ten yra grupių, kurios vagia naftą ir paima įgulos narius įkaitais.
Tai reiškia, kad piratavimas vyksta ne tik Somalyje. Kai yra vieta, kur daug laivų praplaukia, bet silpnas saugumas ir daug žmonių neturi tinkamo pragyvenimo šaltinio, gali atsirasti toks pats piratavimas. Ir iki šiol reikia būti atsargiems jūroje netoli Somalio. Po kelių metų, kai piratų išpuolių sumažėjo, nuo 2023 metų pabaigos vėl įvyko naujų užgrobimų. 2024 ir 2025 metais kai kurios Somalio piratų grupuotės vėl sugebėjo surengti išpuolius netoli nuo Somalio krantų. Tai reiškia, kad Somalio piratavimas dar visiškai neišnyko. Tačiau iš tikrųjų, dar prieš atsirandant Somalio piratams, piratavimas jau seniai buvo problema įvairiose pasaulio vietose. Iš tiesų, jau tūkstančius metų žmonės puldinėja ir apiplėšinėja laivus jūroje. Augant jūrų prekybai, didėja ir galimybė piratams. Kai yra laivas gabenantis maistą, pinigus, audinius, ginklus ar kitus brangius produktus, atsiranda grupių pasiruošusių persekioti ir užgrobti jo krovinį. Yra pranešimų apie piratavimą Viduržemio jūroje dar senovės graikų ir romėnų laikais. Viduržemio jūra yra svarbi, nes čia plaukioja daug laivų. Tai prekybos kelias, kuriuo keliauja prekės. Laivai gabena maistą, vyną, aliejų, metalus ir kitus produktus į įvairius miestus. Dėl to piratams prekybiniai laivai buvo patrauklus taikinys. Pirmajame amžiuje prieš mūsų erą piratai Viduržemio jūroje tapo didelė problema Romos Respublikai. Viena iš žinomų grupių buvo vadinami Silezijos piratai. Jie turėjo bazės aplink pietinę Mažosios Azijos pakrantę, kuri dabar yra Turkijos dalis. Jie ne tik vogė krovinius. Kartais jie taip pat pagrobė žmonės ir reikalauja išpirkos už jų paleidimą. Vienas garsiausių žmonių, kurį pagrobė piratai, buvo Julijus Cezaris. Tuo metu Cezaris buvo dar jaunas ir dar nebuvo tas galingas Romos lyderis, kuris vėliau išgarsės istorijoje. Kelionės jūroje metu jį pagavo piratai ir pareikalavo išpirkos už jo paleidimą. Išpirka buvo sumokėta ir Cezaris buvo paleistas. Tačiau jis taip paprastai nepamiršo to, kas nutiko. Jis subūrė savo pajėgas, persekiojo piratus ir daugelį jų sugavo. Šis įvykis parodė, kokia didelė problema buvo piratavimas net ir tokiai galingai valstybei kaip Roma. Didėjant problemai, Roma išsiuntė didelę karinę pajėgą, kad išvalytų Viduržemio jūrą nuo piratų. Pirgatemieste Pražainiai Karažos amžiuje Pompėjus vadovavo plataus masto operacijai prieš juos. Buvo užpulta daug piratų bazių ir piratavimas Viduržemio jūroje gerokai sumažėjo. Tačiau tai nereiškia, kad piratai visiškai išnyko. Kol buvo laivų gabenančių brangias prekes, visada atsirasdavo žmonių bandančių vogti jūroje. Viduramžiais daugybė skirtingų grupių puldinėjo laivus ir pakrančių miestelius. Viena žymiausių grupių buvo vikingai iš Skandinavijos. Ne visi vikingai buvo piratai, daugelis jų buvo prekybininkai, ūkininkai ir tyrinėtojai. Tačiau buvo vikingų grupių, kurios naudojo ilgus laivus, kad greitai pasiektų kitas vietas ir pultų pakrančių bendruomenės. Didelis jų laivų pranašumas buvo greitis. Jie sugebėjo kirsti jūrą ir net įplaukti į upes. Jie galėjo atvykti į vietą, užpulti ir išvykti dar prieš atvykstant didelėms kariuomenėms. Tačiau bėgant laikui piratavimas taip pat pasikeitė. Ne visi, kurie užpuolė laivus, buvo paprasti nusikaltėliai. Buvo vyriausybių, kurios pačios suteikdavo leidimus privačių laivų savininkams pulti savo priešų laivus. Šie žmonės buvo vadinami privatyrininkais. Jie turėjo oficialų leidimą iš vyriausybės. Karo metu jie galėjo pulti priešiškos šalies laivus ir paimti jų krovinius. Todėl yra didelis skirtumas tarp pirato ir privatyrininko. Piratas puola dėl savo asmeninio pelno be jokio teisinio leidimo, o privatyrininkas turi vyriausybės leidimą pulti priešo laivus. Tačiau realiame gyvenime kartais skirtumas tarp jų būna labai menkas. Pasibaigus karui, kai kurie buvę privatyrininkai netenka darbo. Kai kurie iš jų ir toliau puola laivus neturėdami leidimo. Kai taip nutinka, jie jau laikomi piratais. 17 amžiuje ir ankstyvajame 18 amžiuje prasidėjo laikotarpis, kuris dabar yra garsiausias piratų istorijose. Šis laikotarpis vadinamas piratavimo aukso amžiumi. Ne visi istorikai naudoja tikslės tas pačias datas. Tačiau dažniausiai jo klestėjimo laikotarpis datuojamas nuo 1600 pabaigos iki 1700 pradžios. Tai truko mažiau nei 50 metų. Tačiau šis laikotarpis paliko didžiulį poveikį tam, kaip mes šiandien žiūrime į piratus. Viena iš priežasčių, kodėl padaugėjo piratų, buvo auganti prekyba Atlanto vandenyne.
Europos šalys siuntė daugybę laivų tarp Europos, Afrikos, Karibų ir Amerikos. Buvo laivų gabenančių cukrų, tabaką, sidabrą ir kitus brangius produktus. Daugybė laivų su vertingais kroviniais plaukė per Karibus. Todėl tai tapo viena mėgstamiausių piratų vietų. Yra dar viena priežastis, kodėl daugelis žmonių prisijungė. Paprasto jūrininko gyvenimas buvo sunkus. Atlyginimas mažas, kelionės ilgos, darbas pavojingas. Kartais kapitonas ir karininkai elgdavosi žiauriai. Pirato laive paprasti įgulos nariai turėjo galimybę gauti didesnę dalį pinigų. Kai kurios piratų įgulos pačios susikurdavo taisyklės, kaip dalinsis grobį ir kaip rinksis kai kuriuos vadus. Tai nereiškia, kad pirato gyvenimas buvo geras. Jis vis tiek buvo labai pavojingas. Jie galėjo žūti mūšyje nuo ligų, nelaimingų atsitikimų arba būti pakarti, jei būtų sugauti. Tačiau kai kuriems to meto jūreiviams labiau patiko išbandyti piratų įgulą, nes tai buvo geriau nei likti darbe, kur mažas atlyginimas ir sunkus gyvenimas. Vienas garsiausių to laikotarpio piratų buvo Edvardas Tyčas, geriau žinomas kaip Juodabarzdis. Juodabarzdis buvo aktyvus 18 amžiaus pradžioje. Jo garsiausias laivas buvo vadinamas Queen Anne's Revenge. Tai buvo buvęs prekybinis laivas, kurį jis užgrobė ir pavertė dideliu piratų laivu. Juodabarzdis naudojo ne tik ginklus, kad įbaugintų priešus, jam taip pat buvo svarbi jo išvaizda ir reputacija. Jo barzda buvo ilga, o prieš mūšį jis tyčia susikurdavo bauginančią išvaizdą. Tikslas buvo paprastas. Jei taikinio laivo įgula išsigąsdavo iš karto, jie galėjo pasiduoti be ilgos kovos. Todėl baimė buvo didelė sėkmingo pirato dalis tais laikais. Jei pirato kapitono vardas buvo žinomas, kartais to pakakdavo, kad taikinys pasiduotų. Tačiau ir Juodabaržio karjera ilgai netruko. 1927 metais, lapkritį, 1718 metais, jis buvo nužudytas mūšyje prieš pajėgas atsiųstas iš Virdžinijos, netoli Okrakoko salos, Šiaurės Karolinoje. Tuo laikotarpiu buvo ir daugiau garsių piratų. Vienas iš jų buvo Bartholomew Roberts, dar vadinamas Juoduoju Juodabarzdžiu. Jis buvo vienas iš piratų kapitonų, kuris per kelerius metus užgrobė labai daug laivų. Taip pat buvo ir kaliko Džekas Rahemas. Jis dabar labiau žinomas todėl, kad jo įguloje buvo dvi moterys piratės – Enė Bonė ir Merė Rit. Tuo metu moterims buvo neįprasta būti piratų įguloje, todėl Enės Bonė ir Merės Rit istorija tapo garsi. Tačiau daugelį jų asmeninio gyvenimo detalių šiandien sunku patvirtinti, nes vėlesnės istorijos sumaišė tikrus įvykius su legendomis. Buvo dar vienas piratas, kuris tapo didelę problemą ne tik vienam laivui, bet ir dviejų šalių santykiams. Tai buvo Henris Everis. 1695 metais Henrio Everio grupė užpuolė Ganjgange Isawai, didelį laivą susijusi su Indijos Mogolų imperija. Piratai gavo milžinišką turtą, dėl to Henris Everis tapo vienu labiausiai ieškomų nusikaltėlių savo laikais. Mogolų vyriausybė supyko, o Anglijos Rytų Indijos kompanijos verslas Indijoje atsidūrė pavojuje. Todėl Anglijos valdžia pradėjo didelę paiešką, kad jį sugautų. Tačiau Henris Everis nebuvo sugautas. Iki šiol nėra aišku, kas iš tikrųjų jam nutiko po to, kai jis dingo. Ne visi dideli paieškos veiksmai taip pat buvo sėkmingi. Tuo metu piratų veikla vyko Karibuose. Šiaurės Afrikoje buvo korsarai, kurie puldinėjo Viduržemio jūroje ir Atlante. Jie dažnai buvo vadinami Barbarijos korsarais, nes dauguma jų bazių buvo vadinamojoje Barbarijos pakrantėje. Tai apėmė teritorijas, kurios dabar priklauso Alžyrui, Tunisui ir Libijai. Jie puldinėjo prekybinius laivus ir grobė belaisvius, kuriuos galėjo paversti vergais arba paleisti už išpirką. Tačiau situacija buvo sudėtinga, nes kai kurie korsarai turėjo sultonų vietos valdovų paramą arba leidimą. Todėl kaip ir kaperiai Europoje, jie ne visada buvo paprasti nepriklausomi piratai. Kitoje pasaulio pusėje, Kinijoje ir Pietų Kinijos jūroje taip pat buvo labai daug piratavimo. Viena žymiausių piratų vadovų istorijoje buvo moteris, žinoma kaip Zheng Zheng-Yiso, kuri kituose šaltiniuose vadinama ir Čingši. XIX amžiaus pradžioje ji tapo didžiulės piratų grupuotės Pietų Kinijos jūroje nare. Po to, kai mirė jos vyras Zhengji, Zheng Zheng-Yiso tapo svarbia figūra tęsiant jų didelės piratų organizacijos veiklą. Jie kontroliavo ne tik kelis laivus, jų flotilėje buvo susiję tūkstančiai žmonių, grupė taip pat turėjo savo taisyklės. Buvo bausmės už vagystės ir savo piratų grupės ir už nepaklusnumą įsakymams. Jų organizacija tapo tokia galinga, kad Kinijos vyriausybė ir kitoms jėgoms buvo sunku juos nugalėti.
Galiausiai Zhendžiangi Sao susitarė su Kinijos valdžia, kad paliks piratavimą ir nepatirs tokios pat baigties kaip daugelis Europos piratų, kurie buvo sučiupti ir nubausti mirtimi. Dėl to ji laikoma viena sėkmingiausių piratų vadovių istorijoje. Tačiau kodėl tokie garsūs piratai kaip Juodabarzdis tarsi dingo? Viena pagrindinių priežasčių buvo ta, kad sustiprėjo karinės jūrų pajėgos ir vyriausybės. Tuo metu, kai tolimuose jūros ir uostuose buvo silpna apsauga, piratams buvo lengva rasti vietą pasislėpti, parduoti pavogtus daiktus ir susitvarkyti laivą. Tačiau augant šalių karinėms jūrų pajėgoms, vis daugiau karo laivų galėjo ieškoti ir persekioti piratus. Įstatymai taip pat tapo griežtesni, kai kurie piratai buvo sučiupti ir teisiami. Daug buvo pakarti kaip įspėjimas kitiems norintiems tapti piratais. 18 amžiaus trečiajame dešimtmetyje vyriausybės dar labiau sustiprino piratų paieškas. Kai kuriems buvo suteikta malonė arba galimybė pasiduoti ir grįžti į normalų gyvenimą. Tie, kurie atsisakė, buvo toliau persekiojami. Pamažu baigėsi vadinamasis piratavimo aukso amžius. Pasikeitė ir privatierių naudojimas. Daugelį amžių kai kurioms šalims buvo įprasta naudoti privačius laivus, kad padėtų joms kare. Tačiau 1856 metais daugelis šalių pasirašė Paryžiaus deklaraciją. Vienas ir svarbių šios deklaracijos padarinių buvo tai, kad daugeliu šalių buvo uždrausta naudoti privatierius kaip įprastą karo dalį. Tai karinės jūrų pajėgos tapo labiau organizuotos ir tarptautiniai laivybos maršrutai labiau kontroliuojami. Didelėms piratų flotilėms tapo daug sunkiau veikti taip, kaip jos veikia 18 amžiuje. Tačiau kai kurie dalykai apie piratus, kuriuos matome filmuose, nėra tiesa. Pavyzdžiui, ne visi piratų laivai turėjo tą pačią juodą vėliavą su kaukole ir sukryžiuotais kaulais. Piratų vėliavų dizainai buvo įvairūs. Kai kurie naudojo kaukolę, skeletą, smėlio laikrodį ir kitus mirties simbolius. Šie simboliai buvo naudojami tam, kad įbaugintų taikinį, kitą laivą. Taip pat nėra įprasta, kad piratai lieptų savo belaisviams eiti per už laivo borto iškištą lentą arba, kaip sakoma, eiti per lentą. Tai išpopuliarėjo filmuose ir knygose, tačiau yra labai mažai istorinių įrodymų, kad piratai iš tikrųjų dažnai taip elgdavosi piratavimo aukso amžiuje. Yra daugiau tikrų pranešimų apie kitas bausmes, pavyzdžiui, palikimą žmogaus atokioje vietoje arba tiesioginį išmetimą į jūrą. Ne visi piratai taip pat turėjo paslėptą lobio skrynią slaptoje saloje. Buvo piratų, kurie gavo didžiulius turtus, tačiau jie taip pat turėjo išleisti pinigus maistui, alkoholiui, ginklams, laivo remontui ir atlyginimams savo įgulai. Dažniausiai jie greitai išleisdavo arba parduodavo savo grobį, o neslėpdavo jį ir pieždavo lobio žemėlapį. Net ir piratų kalbėjimo būdas, kurį dažnai girdime filmuose, yra didelė šiuolaikinio pramogų pasaulio dalis. Garsų į piratų akcentą labiau išpopuliarino filmai ir aktoriai 20 amžiuje, nei tikrasis visų piratų kalbėjimo būdas 18 amžiuje. Todėl tikro pirato ir pirato, kurį matome filmuose, skirtumai yra dideli. Filmuose dažnai jie yra nuotykių ieškotojai ir juokingi personažai ieškantys lobio. Tikroje istorijoje piratavimas buvo pavojingas nusikaltimas. Buvo grobiami laivai, žmonės buvo pagrobiami, o įgulos nariai žūdavo. Tačiau yra vienas dalykas, kuris sieja senovės piratus ir šiuolaikinius piratus. Jie dažniausiai stiprėja tose vietose, kur plaukioja daug vertingų laivų ir kur vyriausybė silpnai kontroliuoja jūrą. Romos imperijos laikais didelis taikinys buvo laivai plaukiantis Viduržemio jūroje. Piratavimo aukso amžiuje daug taikinių buvo Karibų jūroje ir Atlante dėl augančios tarptautinės prekybos. Pietų Kinijos jūroje didelės piratų flotilės praturtėjo, nes daugybė laivų plaukė svarbiais prekybos maršrutais. Ir po daugelio amžių matėme tą pačią pagrindinę situaciją prie Somalio krantų. Pasikeitė laivai, pasikeitė ginklai, atsirado radaras, GPS ir palydovinis telefonas. Tačiau išliko viena paprasta priežastis, kodėl piratavimas vis sugrįžta. Jei jūroje yra vertingas krovinys ir yra vieta, kurią sunku prižiūrėti, atsiras nusikaltėlių, kurie bandys tuo pasinaudoti. Todėl Somalio piratai nepradėjo piratavimo. Jie yra tik naujausia dalis labai ilgos istorijos, kuri prasidėjo tūkstančius metų prieš atsirandančio laikiniams krovininiams laivams. Ir nuo senovės Viduržemio jūros iki Karibų jūros. Ir Pietų Kinijos jūroje istorija vėl ir vėl parodė, kad veiksmingiausias būdas susilpninti piratavimą nėra tik sugauti vieną piratų kapitoną. Taip pat reikia užtikrinti, kad laivybos maršrutai būtų saugesni.
griežtesnis įstatymų vykdymas ir kad piratams būtų sunkiau rasti saugią vietą, kur jie galėtų slėptis ir tęsti savo veiklą.